Labą dieną, gerbiami kolegos, draugai, migrantai. Šiandien tiesiog nusprendžiau įrašyti tokią, galbūt neilgą, trumpą laidą, būtent dėl migrantų ir kurie dirba tolimųjų reisų vairuotojais. Kokia situacija? Šiandieną pas mane buvo darbo ginčų komisijos posėdis, kuriame prašymą ieškovo, furisto, kaip sakyt, atmetė prašymą dėl dienpinigių priteisimo skirtumo, nes buvo mažinami dienpinigiai, tikrai nepagristai, tačiau komisija atmetė ir noriu pasakyti argumentus, kodėl ir ką reikia daryti tokiu atveju, kad ateityje to nebūtų. Tai iškart pradėsiu nuo teismų praktikos, nes teismų praktika įvairiai pasisakė dėl tų dienpinigių mažinimo. Ten yra lat nutarčių, kurie prieštarauja vienas kitai. Tiesiog viena pritarė darbdaviam, kad galima mažinti, o kita pritarė darbuotojų pusė, kad negali mažinti. Tai šitoj vietoj dabar ir ginčų komisijos tokios, kaip sakyt, tokie padėti, kad nežino, ko remtis ir taip toliau. Tai dabar tiesiog kokia situacija va šitoj byloj šiandien buvo. Reikėjo įrodyti, kad darbuotojas nebuvo tinkamai susipažindintas, nors ir buvo nurodyta, kad žurnalas kažkoks tai yra, kad darbuotojas pasirašė, kaip sakyti, už visus tos dokumentus, bet tikrai jos nežinojo apie tos dokumentus nieko. Aš buvau uždavęs klausimą, ar jūs, pavyzdžiui, dėl tų dienpinigų mažinimo tvarkos tą pačią dieną išsiuntėt darbuotojų į elektroninį paštą. Tai tiesiog buvo atsakyta, kad ne, ir inspekcija to irgi, kaip sakyt, nėra nurodymų tokio, kad čia darbdavys vienu žodžiu neprivalo. Tai va, ir kokiagi situacija. Dabar išaiškėjo toks dalykas, kad ten kriterijai tokie, kaip sakyt, visi neobjektyvūs, bet vienas iš tų kriterijų, kad jie maitina jau, pilnai maitina, ten atveža, ten yra vienam mieste, aš nesakysiu, ne įmonės, ne maždaug iš kur ta įmonė, tiesiog, kad yra net dvi firmos, kurios veža po Europą su busais, veža tos, galima sakyti, iš paskos vairuotojų važinėja ten tie busai ir dalina maistą. Tai čia buvo, aišku, tokia man juokinga, aišku, bet ir papildomai, kad ten visur infrastruktūra yra išvystyta, ten skalbimo mašinos, nemokamai gali ten vos ne sporto salės ir ten ir pirtis, ten, vienu žodžiu, taip išdėstyta, kad, darbuotojas, vienu žodžiu, dabar, kurie dirba tolimųjų reisų, vairuotojai, tai gyvena geriau negu Arabų Emiratuose, ten turtuoliai, tie šeichai ir taip toliau. Tai va, tai kaip dabar tiesiog ir taip bus masiškai, dabar jau tos dienpinigius su tokia tvarka jie tikrai mažins, bet ką reikia žinoti darbuotojams, kaip to išvengti. Dabar tiesiog jūs žiūrėkit, kad jūs tikrai nežinot, kad kas ir kaip dedasi ten pas darbdavį, bet pavyzdžiui, tokiuose tvarkuose yra vienas punktas, jisai visur, aš jau ne pirmą kartą matau, kad yra parašyta taip, kad darbuotojas, kuris nepasinaudojo, pavyzdžiui, tą dieną, jam nieks neatvežė maisto, jisai niekur nebuvo sustojęs, jisai į tualetą ten negalėjo nueiti, aš nekalbu apie tos, kur nemokamai ten yra infrastruktūra Europoje ir taip išvystyta visur ir dušus galima nueiti, bet kalbu apie tos, kur darbdavys neva apmokėjęs ten ir taip toliau, ten dušai, masažai galbūt. Tai jeigu jūs per šitą dieną nepasinaudojat, jūs tiesiog turit savo vadybininkui ar ten koordinatoriai, kaip ten jas pavadint, rašot žinutę ten, WhatsApp'u, Viber'u ar paprasta žinutė, kad šiandien tokia data, aš toks darbuotojas nepasinaudojau jūsų ten suteiktomis ten gerinimo sąlygomis, ten manęs nieks nepamaitino, aš niekur nebuvau, niekur nenakvojau ir taip toliau. Tai va šitą dalyką darbdavys privalės fiksuoti, jūs irgi turėsite tokį įrodymą ir jeigu jūs per mėnesį, daleiskim, ne vieną kartą nebuvot niekur, jūs nieks nepamaitino, jūs tiesiog jau darbdavys, negali mažinti viskas, jisai turės sumokėti jums 100%, o aš pasikartosiu, 100%, o ne 50%, tai yra maždaug Europoje vidurkis apie 1000 eurų per mėnesį. Tai šitoj vietoj darbdavys tiesiog iš jūsų surinka tos pinigus, neva ten ir maitina, bet tikrai to maisto. Aš sutinku, jeigu iš tikrųjų iš paskos važinėja kažkokie tai busai, ten vos negaudo, ten tos darbuotojus maitina, ten gal kam nors ten kokį lobsterį dar atveš, aš nežinau. Arba jeigu ten žmogus vegetarišką tik tai maistą valgo, irgi atveža būtent vegetarišką, gal
gal tai ir apsimokėtų. Tai čia darbuotojų pasirinkimas. Jeigu jisai tą priima pagalbą, valgo, ten kažkur tai naudojasi, tai jisai, jeigu neprieštarauja, nieko nerašo, viskas tvarkoja, darbdavys iš jo mažina, tai aš suprantu, kad čia viskas yra sąžiningai, bet iš tikrųjų, jeigu taip nėra, tai darbuotojai yra tiesiog apgaudinėjami. Tai va dabar, kolegos, ką jūs turit padaryti, kad va nuo šios dienos, kas girdėsit mano įrašą, kaip tą sustabdyti. Ir tikrai įmanoma ir čia viskas labai paprastai. Dabar žiūrėkit, visi, kada ateinat į darbą, jūs vis tiek darbdavys privalo surinkti parašus už viską. Ten darbo tvarkos taisyklės, ten tas dokumentas, ten saugos instrukcijos visokios, ten, nu vienu žodžiu, gal 10, 15 ar 20 parašų jūs vis tiek kažkur tai pastatėt, bet tų dokumentų jums nieks nedavė ir jie neduoda. Žmogus, darbuotojas net jeigu ir prašys žodžiu, sakys, kad ne, tai neduosim ir ten tai toliau, ir taip ir to užsibaigė. Tai va darbuotojai nežino, koks punktas tą reglamentuoja, pavyzdžiui, mažinimo tvarkoje. Tai jums ką reikia padaryti? Jums tiesiog, dirbat, dabar išgirdot tą įrašą, parašot žinutę ar ten elektroniniu paštu, ar WhatsApp, ar Messengeriu, tiesiog rašot darbdaviui tokią informaciją, kad tokią dieną prašau jūs, kad atsiųstumėt man visus dokumentus, kopijos dokumentų, už kuriuos aš esu pasirašęs. Tai šitoj vietoj kiekvienas darbuotojas turi teisę turėti dokumentą šalia pas save, už kurį pasirašė. Tai pavyzdžiui, jeigu ten buvo darbo sutartis pasirašyta, jums nedavė, jį privalo jums duoti, turėtų atsiųsti. Jeigu ten pasirašyt už darbo tvarkos taisyklės, ten viskas aprašyta, kaip jūs turit ir etika ten visokia gali būti, tai jums privalo atsiųsti, nes jūsų parašas ten yra. Taip pat į šitos dokumentus sueina ir dienpinigių mažinimų tvarka. Tai vat jums atsiųs, pavyzdžiui, rusų kalba tą dienpinigių mažinimą tvarka, jūs ten paskaitysit ir jūs matysit tokį punktą. Mano šios bylos atveju tai buvo 39 punktas, tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, kiekvieno įmonėje gali būti skirtingas tvarkos ir gali punktas būti ar koks nors 12 ar 78, bet čia ne esmė. Esmė ta, kad jūs tą turit padaryti ir jūs turite turėti tos visus dokumentus ir tada jūsų nieks negalės apgauti, kolegos. Tai šitoj vietoj tiesiog apginkit save. Aš dar kartą pasikartosiu, kas, daleiskim, nenori savo ten maistą gaminti ten ir panašiai, tai tegul jūs maitina, jeigu iš tikrųjų, kad ta įmonė maitina, tai jūs dėl to ir jums mažins, bet kurie nenori to naudotis, pavyzdžiui, jeigu yra vairuotojų, tadžikų, uzbekų, jiems galima ir tos mėsos gal jie nevalgo, tiesiog gal jiems reikalingas daugiau savo maistas, tai jie tiesiog, religija gal neleidžia, tai kaip jiems galima dabar priverstinai juos maitinti ir taip toliau. Tai žmonės turi tiesiog žinoti savo teisės ir tiesiog naudotis tomis teisėmis. Tai va, tai galbūt dėl šitos informacijos tiek, kolegos, nes, iš tikrųjų, čia labai svarbu. Tai jūsų pinigai ir jūs nedagaunat, o darbdaviai iš jūsų tiesiog krauna pelnus. Tai va, tai galbūt šiandien tiek, kolegos, tai dalinkitės šią informaciją su draugais, su kolegomis, statykit patiktukus, ir dalinkitės informaciją. Tai visiems tada gražios likusios dienos.